sveikinusiu su jumis iš Ukrainos. Arba čia viskas tai taip kaip Černobylio zona, tik tai dar viskas baisiau, nes pastatai apleisti, namai apleisti. Tad matosi, kad čia karo būta. Per dronus matyt pamato, kad čia stovi technika ir bombarduoja. O taip, pavyzdžiui, nutinka ir su mikroautobusais, kurie atkeliauja kaip parama. Sveiki, eterėje laida Praeities žvalgas, aš Arūnas Jasiukevičius, sveikinuosi su jumis iš vietos, apie kurią aš svajojau bene 5 metus. Norėjau labai patekti. Tai yra didžiausias Lietuvoje bunkeris, bet jisai buvo saugomas, užrakintas, uždarytas ir visai nesenai, man iš tikrųjų, kaip ką nesenai šiandien, į Facebooką parašė žmogus, kad į šį bunkerį patekimas yra galimas, bunkeris atrakintas, atviras, nesaugomas ir turbūt paskutinė galimybė atvykti čia ir pasižiūrėti. Labas. Sveiki. Su manim Lenkas. Lenkas apie šį bunkerį žino truputėlį daugiau, jis jau čia buvęs vakar. Taip. Tai bunkeris, kiek čia vietų buvo jame? 2400 lovų miegamų buvo. 2000... Tiek žmonių galėjo tilpti. Tai 2400 miegamų lovų, bet aš taip įsivaizduoju, kad čia personalo, aptarnaujančio personalo čia turėjo būti gerokai daugiau. Bendras plotas to bunkerio yra 1500 kvadratinių metrų. 1500 kvadratinių metrų. Tai va zuikiai. Čia yra didžiausias bunkeris Lietuvoje ir mes dabar jį peisim. Kol kas mes esam prie vieno išėjimų. Tai yra net ne išėjimas, tai yra vienintelis avarinis išėjimas. Šis bunkeris turėjo 6 pagrindinius įėjimus ir 1 avarinį. Tai čia yra avarinė. Mes įėjom pro avarinį. Tai mes turbūt prie jų nepreisim, nes ten viršų yra veikianti įmonė. Taip. Prie tų įėjimų arti neįsim. Einam, nes kiek aš žinau, kiek aš mačiau nuotraukų iš šitos slėptuvės, iš šio bunkerio, tai čia išlikimas yra iš tikrųjų didelis. Niekas neišvogta, neišvandalinta, čia mes rasim tikrai daug visokių dalykų. Dabar mes patekome į patalpą, kuri buvo civilinės saugos priemonių sandėlys. Mano turimais duomenimis čia buvo 5000 dujokokių GP5, radiacijos matuokliai, priemonės nuo radiacijos, vaistinėlės ir visą kitą. Bet šita patalpa yra visai išvogta. Pamatysim, čia yra nieko nėra beveik, yra likę likučiai visai. Bet šitie likučiai likę ir tai spūdingi. Aš matau, kad tai yra bent jau kaip minimum 2 radio stočių antenos, kilnojamos radio stotis. Va, žiūrėkit, čia yra kilnojamos radio stoties antena. 4 buvo, ne? Vaistinėlės pilnos. Vaistinėlėse netgi yra tarenas. Tarenas yra psichblokatorius, nuodinga medžiaga, kurią narkomanai naudoja kaip narkotinė medžiaga apsisvaiginimui. Ir todėl iš daugelio slėptuvių, kur galima prieiti, tai tos vaistinėlės yra išvalgytos. Bet čia yra su tarenu. Dezaktyvavimo paketai. Elektromegafonas. Megafonas. Metalinė dėžė, neaišku nuo ko, vaistinėlės, radio antenos ir labai reta. Šiaip lentelės tos būna Zaražano žymėjimam. O čia perdaryta lietuviškai užrašyta užkrėsta. Krūva tokių lentelių. O radio stoties ragelis. Čia kilnojamos tos radio stoties karinės ragelis. Vis tik tai aš kaip spėju, mes čia nesam pirmieji, nes jeigu radijų stočiai užaugo kojytės ir liko tik antena ir ragelis, tai kažkas matyti jau čia pasidarbavo. Užrašas skelbia, kad mes čia buvom civilinės saugos sandėlyje. Okei. O, nieko savo. Čia mokymo klasė? Taip. Civilinės saugos mokymo klasė. Mokymieji plakatai, cheminių medžiagų atpažinimo stendas, visokio mėgintuvėlių stiklinių ir daugybė plakatų. Pilvo tvarstis, kaip laikinai sustabdyti kraujavimą. Pilvo tvarstis kitoks. Tarpvietės tvarkymas. Ir čia mokomieji plakatai. Užtvanka, jeigu sprogtų, ką daryti. Čia kažkokios įrangos likučiai. Čia mokomieji, ta prasme, čia buvo, ten yra pagrindinis kompiuteris. Aha. Buvo užduodami klausimai. Ir čia atsakymus. Tas dalykas būdavo va čia. Aha. Ir čia reikėdavo parinkti atsakymus, bet tu prasme gal... išvogta. Okei, plakatų daugybė. Cheminės žvalgybos rinkinio mokomasis plakatas. Evakuacijos plakatai. Kaip žmonės išvežami įvairių transportų, geležinkelių, laivais. Ką patiem reikėtų daryti, planams nuvalyti panašiai. Taip, kas čia dar? Komplektas dozimetras. Individualus dozimetras, karinis mokomasis plakatas.
Ir čia, čia tas egzaminavimo stendas, čia jo likučiai. Jisai nuardytas. Klausimai, bilietai. Spindulinės ligos požymiai. Galvos skausmas, silpnumas, raižymas, pilvo skausmai, spindulinė liga, kokią dozę sukelia spindulinė liga, patalpų vėdinimas, klinikinės mirties požymiai, dujokokių markė, kurios bus išduodamos visiems gamyklos darbuotojams. Mygtukas neveikia. Ekstreminės situacijos. Čia surašyta. Inžineriniai gelbėjimo darbai, medicinės priemonės, gaisrų lokalizavimas ir mokomieji plakatai jau truputėlį apipelyje. Nepaslaptis, kad pastatas esantis viršui iš mūsų, jisai prieš 20 metų degė ir buvo vienas didžiausių Lietuvoje gaisrų. Ta drėgmė, kurią mes dabar matom čia jos padalinius, tai greičiausiai yra gaisro gesinimo padaliniai. Eureka 1, Vilniuje 84 gamyklos. Bet žiūrėk, 39 kabinetas, tai kiek čia iš visų tų kabinetų yra? Čia einam? Čia įspūdingai didžio objektas. Mes turim... Alio? Nėra signalų. Dar vieną klasę turėsim ten, bet įdomumas yra čia, kad čia yra angas filmams. Kino projektoriam. Čia kino projektorių patalpa, o čia? Dar viena mokymų klasė. Buvo Holdas turbūt. Ir rodomi ir filmai. Ir čia dar matom. Gyventojų veiksmai paskelbus civilinės saugos signalus. Va, vaistinėlė, kaip naudotis, cheminės apsaugos kostiumai. Hebra, čia žinokit panašiai kaip su koronavirusu. Kuo labiau barjerinės priemonės apsaugo, tuo yra saugiau nuo radiacijos, nuo cheminio pavojaus, bakteriologinio ginklo. Taigi yra žmonių galvojančių, kad koronavirusas yra bakteriologinis ginklas. Taip, dėmesio visiems, radiacinis pavojus, cheminis pavojus, o apie biologinį pavojų neparašyta. Uždaryt langus, užklijuot lipnią juostą. Nu gerai, kas toliau? Čia vėl egzaminavimo pulteliai. Va. Teisingi atsakymai. Klausimas, atsakymas. Tušt, rezultatas, atsakymai. Nu, fainai. Čia viskas turėjo taip būti sumontuota. Ir čia taisyklės, kaip reikia viską daryti. Ir užrakinama. Čia buvo stendai. Čia pavyzdžiai. Respiratorius buvo dujokaukės, bet jos jau čia iškeliavo. Jų turim vaistinėlę. Pilną komplektą. O! Mokomasis. Jo. Yra prašyta. Individuali medicininės priemonės. Ok. Čia labai retas dalykas. Tokie stendai labai reti. Įdomus stendas yra vienas kažkies. O, geras. Griaučiai. Plaučiai. Nu, blemba, kol kas tai čia, žinokit, tikrai įdomu. Aš pirmą kartą esu tokio lygio statinyje. Išsaugokime planetą, gyvybę, gimtinę ir viltį. Mažai čia susijęs su civilinė sauga, bet parodysim truputėlį patriotizmo. Iš tikrųjų, tokiuose slėptuvėse tai būdavo ir partinės agitacijos kampeliai. Tai aš manau, kad čia buvo partinės agitacijos kampelis, kurį paskui sugalvojau pritaikyti naujiems poreikiams jau atgavus Lietuvai nepriklausomybę. Civilinė sauga Lietuvos Respublikoje privaloma visiems. Čia toks grinai tarybinis šūkis. Vaikams dujokaukės. Vaikiškos dujokaukės ir čia tie vežimėliai kūdikiams. Bet turbūt vežimėlių čia nėra. Žinokit, tas bunkeris toks didelis, kad jeigu ne Lenkas, aš ko gero pasiklyšiu ir tom pačiom vietom vaikščiačiau po kelis kartus. Bet matau, Lenkas taip ir daro, vaikšto po kelis kartus. O, čia kas, oro filtravimo patalpa, ne? Viena iš oro filtravimo. Bet čia ne filtrai, čia tik tai oro siurbliai. Čia tik tai siurblinė. O kur filtrai stovėjo? Daisim vėliau. O, čia ligoninė. Yra medicinos punktas. Geras, va čia tai įdomu, Hebra. Čia tai geras. Čia turiu pajums paruošęs žiūrovai. O čia žiūrėk, kas čia? Kam čia tas nukelis? Čia jau žinoma manekenas. Didžiausiai. Ne, čia gal dujokaukė, žiūrėk, kaukė. Prisidėk tavo dydžio. Geras. Ir dar turiu vieną daiktą čia pasidėjęs. Parodyk. Tai yra šitos patalpos vaizdas. Geras. Tu iš kada? Žiūrėk, ta pati kėdė. Taip. Tas pats stalas, radiatorius pasikeitė ir užrašas. Čia yra rusiškas, o tai lietuviškas. Geras. Bet vertimas tas pats. Ir spintelė išimta. Geras. O kas gero spintelė šitoj? Oi, čia visokių, žiūrėk, yra. Čia yra per humanizmą į pasaulį, už blaivų gyvenimo būdą. Šitą verygą reikia išsiųsti.
Ligonių slaugimas namuose. Propagandistam donorstvo. Donorystės propagandistam. Blemba, čia tokių knygučių yra. Apie tarptautinį tarybinio Raudono kryžiaus veiklą tarptautinę. Taip, čia knygučių tokių netrūksta. Propagandinių. Ta prasme, turbūt vienintelis būdas žmonės priversti paskaityti tokias knygutes, tai tada kaip per pratybas jos čia bunkerį uždaro keliom parom, nes kitaip tai čia nieks neskaitytų tokių nesąmonių. Čia spinta, šiek medicinė dėžė, bet tai viskas supuvę. Jo, vaistukai pasenė greičiausiai. Išviršiniai. Lagaminėlis, chalatas. Rankšluostis paruoštas. Čia yra įdomus dalykas. Yra išvardinta, ką reikia daryti, apsinuodinti tikrom cheminėm medžiagom. Amoniakas, anilidas, benzinas, benzeolis, vandenilio rūgštis ir taip toliau. Čia jeigu benziną bandai pavogti, siurbdama šlangą. Vitamino C reikia gerti. Aha. O, žiūrėk, uniforma medicininė. Tavo dydžio. Bet šiandien dar žiūrėk į celofaną sudėta. Nauja. Truputėlį papelyjus. O tai žiūrėk, tu savo veidą palikai. Pametį savo veidą. Tikrai žiūrėk, jeigu akinius užsidėtum. Va, po akiniais. Labai gerai. Taip, va, ir būk. Medicininių priemonių sandėlys. Tai kažkoks užsemtas keistai. Bet vidurį yra pintelis. Tokios apatinės dėžės pilnas yra to čia. Pilna yra dezaktyvavimų skysčių, matėmės dokumentuose, o čia yra medicininiai krepšiai, supelyje su medicininėm priemonėm. Čia kažkoks vaistas, vynų butelių. Ujei, dar vaistinėlių yra. O žiūrėk, vaistinėlė yra su učebnai mokomasis promedolas, jau galvo bus tikras. Čia žinokit, jeigu tikras, tai yra kaip opijus. Va, čia jeigu reikia padėti kvėpuot. Ten yra plakatas. Va, kepurė. Va tos marlės, kiek marlių dėžių. O čia persirengimo turbūt būdelė. Kas čia dar dezaktyvavimo paketai, čia visur tas pats. Baterijos šitos, baterijos, kuri dozimetrus eina, element 165U. Kur dabar neveikia tie tarybiniai dozimetrai, nes nėra tokių baterijų, kur gauti. Čia persirengimų būdelė. Žiūrėk, ten dar uniformų kažkokiu yra pridėta. Žgutų yra, nereikia žguto, ragatkę pasidarytum. Aišku, čia nieko vertingo jau nėra, viskas yra daugiau vertinga kaip artefaktai. Dar vienas užvirintas išėjimas, postas numeris 7. Postas numeris 12. Čia biškį apsemta, ne? Tau skambina. Lenkai, vandalinai aparatą telefonų. Kaip tau negėda? Gerai. O, dar vienas išėjimas. Ne, čia oro paėmimas. Čia filtrai. O čia oro paėmimo sistemos. O čia... Nieko nėra? O čia dar, čia mažas kambarėlis. Nieko nėra. Bet per ten iš lauko vanduo bėga. Filtro dalis, ne? Jo. Tai žiūrėkit, vaikai. Tai panašu, kad šita slėptuvė turėjo filtrus tik tai oro prafiltravimui, bet oro dezaktyvavimo anglies filtrai irgi kažkur stovėjo, bet jų likė tik tai sujungimo vamzdžiai. Jie išvežti kažkur ir jų čia nebėra. Gerai, einam tolyn. Beprotiško dydžio patalpos, beprotiško. Čia žiūrėk, cheminės apsaugos kostiumas mėtosi. Dujokaukė filtrai. O, dujokaukė. O kas čia dar? Dar dujokaukė, dar dujokaukės filtras. Kitoks. Čia dar dujokaukės filtrai. Ką radai, parodyk? 7 metų garselio gamybos. Oho. Ir cheminio apsauginimo renginys. Čia mokomasis, įvairių cheminių priemonių. O čia žiūrėk, dėžė kažkokia įranga buvo sudėta, bet jau jos nėra. Bet žinai ką, jeigu mes radom vieną cheminės apsaugos kostiumo dalį, tai reiškia, čia jų buvo ir daugiau.
Kažkur turėjo būti ir cheminės apsaugos kostiumų sandėlys. O beje, kur sandėlys su dozimetrais? Mes ten matėm cheminės rinkiniai. Išdygusios kojas ir viskas yra iškeliavę. Viskas išbėgiojo, kaip gaila. Dabar esam pagrindiniai salį, tai buvo visas triaukštės lovos. Pilna salė lovų, pilna buvo. Bet dabar nėra. Visas lovos iškeliavo į Metalonę. Į vaikų namus. Ne, išvažiavo į Metalonę. Ne, pasakykim, kad imigrantams išvažiavo, ne nelegaliems migrantams. Bet ten? Taip, tai matau. Pagrindinis įėjimas. Ten yra signalizacija, perimetro užuolaidos. Tai mes ten neįsim. Tai įsivaizduokit, visai šitoj salėje čia buvo lovos. O čia buvo tualetai, ne, aš kaip matau? Ai, čia ventiliacijos sistema. 4 tualetai, o moterims 14. Moterims 14 tualetų. O vyrams 4. Eina savo. Ko mes neradom? Galbūt dabar galim rasti. Buvo 16 kubinių metrų vandens rezervuaras. Tai žiūrėkit, hebra, feministės ypač, kurios čia kovojat už lygybę. Kaip jums taip? Vyriški 4 tualetai, moteriškų 14. Čia gal toj gamykloje pagrindė moteris dirbo? Abejoju kažkaip. Ai, bet čia iš tikrųjų ne gamyklos darbuotojam, čia nereikėtų tiek daug. O žiūrėk, kažką radau. Cheminės žvalgybos rinkinio pompa. Čia yra prietaisas iš cheminės žvalgybos rinkinio. Tai čia jų turėjo būti ir daugiau. O čia kažkoks sandėliukas. Ne, bet čia nieko nesusijęs su civilinė gynyba. Kabinetinė lentelė tik tai stalčiuje palikta. Vadavietė. Lenka imk ant tualeto durų pasikabinsi. Ne, iš tikrųjų palik, mes neįmam dalykų. Dar kažkoksai sandėliukas. Irgi trafaretai palikti išmėtyti. O žiūrėk, o čia už tų durų kas? Oi, geras, čia kaip įdomu. Tu mane į tuliką nori nuvesti? O, uždaro ciklo kvėpavimo aparato šlangą. O čia kažkoks prietaisas. Žiūrėk. Termometras. Ir slėgio matuoklis. Niekas čia nebuvo pirmą kartą? Turim čia kėdės. Ir čia turim. O, turim cheminės medžiagos atdėliotos. Aha. Man labai, žinok, smalsu į tą patalpą nueiti. Aš ten per durų kraštą mačiau daug visokių įdomių dalykų, bet Lenkas neleidžia manęs ten eiti. Ar jau leisi? Koksai herbas. Tas slėptuvė buvo skirta ir miesto gyventojams slėptis. Dėmesio visiems, radiacinis pavojus, cheminis pavojus. Čia dar tik pradžia. Po grotelėmis matosi vamzdžiai. Tas yra labai keista ir niekur taip nėra padaryti. Beveik 70 000 litų. Čia generatorius koksai. Ką čia ta mergaitė daro?